Pasiruošę, draugai. Šiandien kalbėsime apie stulbinantį veiksmo filmą The Killer, režisieriaus John Woo, Honkongo veiksmo filmų meistro. Filmas pasirodė 1989 metais ir tapo tikrais amerikietiškais kalneliais, pilnais susišaudymų, draugystės ir nepertraukiamo veiksmo. Pasigilinkime į siužetą. Chow Yun-fat vaidina Ah Jong, įgūdusi samdomą žudiką su gera širdimi. Vienos misijos metu Ah Jong netyčia sužeidžia jauną dainininkę, atimdamas jai regėjimą. Jis nusprendžia imtis paskutinio darbo, kad surinktų pinigų jos gydymui. Bet kaip dažnai būna veiksmo filmuose, viskas vyksta ne pagal planą. Tai inspektorius Lee, kurį vaidina Danny Lee, policininkas, tvirtai nusprendęs sugauti Ah Jong. Prasideda katės ir pelės žaidimas su kvapą gniaužiančiais susišaudimais ir netikėta draugystė. John Woo sukėlė revoliuciją veiksmo filmų žanre su filmu The Killer. Pamatysite jo firminį stilių, susišaudimus, primenančius šokį, sulėtintą filmavimą ir emocijas, kurios privers jūs įsijausti į herojų išgyvenimus. Woo norėjo sukurti ne tik veiksmo filmą, bet ir papasakoti istoriją apie draugystę, atpirkimą ir ploną ribą tarp gėrio ir blogio. Ir jam tai puikiai pavyko. Susišaudimas bažnyčioje – viena įsimintiniausių filmo scenų. Įsivaizduokite, du žmonės, pistoletai, balti balandžiai ir graži, bet pavojinga dvikova. Ši scena buvo cituojama daugelyje kitų filmų. Ir negalima pamiršti neįtikėtinos chemijos tarp Chow Yun-fat ir Danny Lee. Jų draugystė padarė šį filmą daugiau nei vien tik veiksmo filmų. The Killer atvėrė John Woo duris į Hollywoodą, kuris sukūrė tokius filmus kaip Face Off ir Neįmanoma misija 2. Bet The Killer išlieka daugelio žiūrovų mėgstamiausių filmų ir Woo režisūrinio talento įrodymų. Jei esate veiksmo filmų gerbėjas ir dar nematėte The Killer, būtinai turite tai padaryti. Tai tikras veiksmo filmų žanro šedevras ir meistriškumo pamoka, kaip kurti įtraukiančias istorijas. Kas padaro The Killer tokį nepamirštamą? Kvapą gniaužiančios veiksmo scenos, emocinis gylis ir nepamirštami personažai. Šis filmas ne tik pramogauja, bet ir priverčia susimastyti apie mūsų veiksmų pasekmes. Šiam kartui tiek. Jei jums patiko ši The Killer analizė, spauskite patinka ir užsiprenumeruokite kanalą, kad nepraleistumėte naujų vaizdo įrašų. Rašykite komentaruose, apie kokius dar klasikinius veiksmo filmus norėtumėte išgirsti. Pasimatysime kitame vaizdo įraše. Toliau mėgausimės veiksmu. Iki pasimatymo.